Šios dienos highlightas Šiaurės Tailande baltoji šventykla, o rytą pradėjom anksti, kėlėmės ir važiavom saulės pasitikti į šį kalną. Į čia su savo mašina neužvažiuosite, reikia samdyti specialų transportą, o rytas nebuvo mums sėkmingas, buvo labai apsiniaukę ir saulė taip ir neišlindo. Buvo tiesiog rūkas, debesys, jausmas, lyg būtumėm pasitikę saulę debesyse. Saulę pasitikome čia jau ne pirmą kartą ir kaip visada čia vien vietiniai ir mes keli turistai. Po to aišku kava čia patauginama ir pusryčiai, kas norėjo papusryčiauti anksčiau. Jei apsistosite Mae Kompong kaime, būtinai nuvažiuokite pasitikti saulės čia. O grįžtant dar sustojama aplankyti Mae Kompong krioklio. Už įėjimus šią dieną įmokėti nereikėjo. Kas norėjo maudėsi, kas norėjo tiesiog fotografavosi ar pabraidė kaip aš šiame video. Grįžome prieš 8 šiek tiek ir mūsų šeimininkė jau mums ruošė pusryčių. Išvykstant dar aplankėme labai jaukią šventyklėlę ant upės kranto Mae Kompong kaime. Gongas valo blogą energiją, galite prie įėjimo sumušti 3 kartus. Jei randate vienuolį, visą laiką galite paprašyti vienuolio palaiminimo, bet kurioje budistinėje šventykloje, važiuojant dar sustojome ryžių laukuose ir karštose srovėse, į kurias įkišti net kojų buvo neįmanoma. Kas norėjo užkando, išgėrė vaisių kokteilį ar suvalgė vaisių, kas norėjo apsipirko, kokia akmenų įvairovė ir mineralų bei brangakmenių, o čia galite išsivirti savo kiaušinį. Jokia naujiena, Tailande visur keliai tvarkomi ir platinami, na ir mūsų pagrindinis dienos highlightas – baltoji šventykla. Užsieniečiams įėjimas į šią šventyklą kainuoja 100 batų, vietiniams mokėti nereikia. Čia pavaizduotas pragaras ir mato tik vienas moteriškas nagas, reiškia visi vyrai pragare. Ši šventykla tai labai žymaus menininko palikimas, tai privati šventykla, kurią pastatė žymus Tailando dailininkas, beje čia yra ir jo meno galerija. Fotografuoti ir filmuoti nebuvo galima, bet yra nuostabūs jo kūriniai. Būtinai, jeigu čia būsite, apsilankykite. O Čiangrajoje mus lydėjo fantastiškas gidas.